Pradėjau nuo to, kad 14 metų siuvau drabužius sau. Tada draugės paprašė pasiūti jom kažką, draugės išgirdo irgi paprašė. Galų gale 15 sukūriau savo internetinį puslapį, dėdavau reklamą į Skelbiu.lt ir visur kitur. Ir paplūdo man klientai, išsigalvojau, kad šis noriu mesti mokyklą ir kurti, bet mokyklos nemečiau. Siuvau toliau, kiek galėjau, po to nusprendžiau, kad vis dėlto daryti kažką klientams, tai, ko jie nori, man ne taip įdomu, nes aš noriu daryti tai, ką aš noriu. Ir nusprendžiau išvažiuoti studijuoti mados verslą į Daniją. Prieš išvažiuojant dar Lietuvoje baigiau mokyklą internetu. Ozo vidurinė mokykla turėjo tokią naują programą startavusią, kur 5-12 klasių moksleiviai galėjo mokytis internetu ir dauguma moksleivių, kurie dabar mokosi, yra išvykę, gyvenantys užsienyje, bet norintys pasibaigti lietuvių vidurinę mokyklą. Man tai labai patiko, dėl to aš šitą praktiką tiesiog toliau universitetu, pasibaigiau bakalaurą po Danijos Britanijoje internetu taip pat. Sunku pasakyti būtų, kodėl man tai patinka viską veikti internetu. Turbūt dėl to, ką merginos minėjo, kad tai suteikia labai daug lankstumo. Tai suteikia priėjimą prie žmonių, kurių aš niekada nepasiekčiau, tiesiog einant kažkur, susitikti su galim pabendrauti žmonėm Azijoje, Tailande, Brazilijoje ir visur kitur. Turi įgauni tam tikros kultūrinės patirties, be to, kad tu jau mokaisi savo specifiniam dalykam. Taip, tada visas studijas pabaigus aš grįžau į Lietuvą ir pradėjau dirbti acting'e, interaktyvioje reklamos agentūrai, kuri darydavo internetinės reklamos projektus, dirbau su socialinė medija, kurdavo internetinės svetainės. Tačiau mes darydavom ir integruotus renginius offline. Ta prasme, tiesiog būdavo kažkoks renginys, kurio metu, tarkim, mes rodydavom skaitmeninės projekcijas, kažkokias darydavom interakcijas arba to renginio dalyvių įtraukimą į kažkokius projektus, kurie vyksta internetu arba kurių rezultatus gali tiesiog matyti internetu ir panašiai. Tai mes integruodavom offline kartu su online. Darbas man pasirodė labai įdomus ir aš tikrai labai daug išmokau. Ir bet kam, bet kokios srities žmogui rekomenduočiau metus praleisti interaktyvioje agentūrai, nes visų pirma, tai susipažįsti su labai daug skirtingų klientų iš labai skirtingų industrijų. Turi galimybę paliesti šiek tiek visko po truputį. Ir tada išsirinkti tai, kas tau patinka galbūt. Aš dirbau projektų vadovą, kas reiškia, buvau tarpinis žmogus tarp klientų, tarp mūsų komandos, dirbdavau su dizaineriais, programuotojais, su analitikais, su kitom kūrybinėm agentūrom. Tai sugėriau, galima sakyti, informaciją iš tų visų sričių po kažkiek, nes tu su visais bendrauji ir iš visų kažko išmokau. Po metų šitą agentūrai aš išėjau dirbti į startup marketingo vadovą, po kurio laiko prisijungiau visus kitus reklamos įmonės tinklus, tai Geras, Salamanderis, Faktai, Gogaliai, batų išparduotuvės, Žygiabatai, Grandfield.lt internetinė batų parduotuvė. Ten dirbau apskritai su visa rinkodara, tai išmokau labai daug naujų dalykų apie pardavimus tradicinėse parduotuvėse ir kuo tai skiriasi nuo pardavimo internete, tarkim, ir kuo komunikacija produkto ar idėjos skiriasi offline ir online. Ir vis dėlto nusprendžiau, kad man online žymiai labiau patinka. Dėl to prieš metus laiko sukūrėme su drauge projektą Industry House. Gal nerašysiu, gal susirasiu, bet aš galėsiu kur nors. Tai yra Pabaltijo blogerių tinklas. Mes turim šiuo metu apie 18
žmonių ir tas skaičius nuolat didėja. Blogerių, kurie vienam tinklalapy turi savo skiltis, įrašo savo tą virtualų dienoraštį, vieni dalinasi daugiau savo darbo patirtimi ir savo kasdieniais dalykais, su kuriais jie susiduria darbe. Kiti rodo tik savo, tarkim, aprangos nuotraukas, kiti daugiau kalba apie maistą. Yra tokių, kurie, tarkim, Vilnius Temperature, kurie kalba tik apie muziką ir dalinasi savo gimimo muzikos srityje. Tačiau mes apskritai komunikuojame apie gyvenimo būdą, laisvalaikį, visos sritys, kurios tai liečia. Ir dėl to turim labai skirtingų žmonių savo komandai, įvairių sričių specialistų. Ir tai buvo vienas iš mūsų tikslų. Mes norėjom surinkti kuo daugiau skirtingesnių žmonių, kai kurie iš jų bendrauja tarpusavy, kai kurie nebendrauja, vieni mėgsta vieni kitus, kiti nemėgsta vieni kitus, bet tai yra vienas iš tų įdomių iššūkių mums turėti šitus žmonės vienoje komandoje ir kažkaip pasiekti, kad jie dirbtų kartu. Tai mes turim internetinį tinklalapį, organizuojam renginius su jais, rašom straipsnius kartu su jais, mūsų blogeriai parduoda savo kažkokias prekes jiems, tarkim, turim stilistę Eglę Gilytę pas mus talentų klube, kuri prekiniams ženklams padeda kaip stilistė, Vilnius Temperature prekiniams ženklams padeda kaip muzikos specialistai, kokią formą tik įmanoma sugalvoti. Visos mitograliai, kurie taip pat yra mūsų komandai, jie padeda savo produkciją arba savo žiniomis apie kulinariją, maisto estetiką. Tai būdų sugalvoti, iš ko galima užsidirbti, yra pačių įvairiausių. Ir kadangi mes turim didelę grupę žmonių skirtingų, kiekvieną kartą mes išeidami kažkur renginius, aš ir mano kolegė susipažįstam su milijonų žmonių ir dauguma jų dirba kažkokią kompaniją ir ta kompanija visada perka kažkokias paslaugas. Tai yra tik fantazijos klausimas sugalvoti, kokią paslaugą mes jiems galim pasiūlyti, kad galėtum toliau su jais dirbti. Tai dėl to, kad mano tas darbo pobūdis yra eiti ir bendrauti su žmonėmis ir susirinkti kuo daugiau pažinčių ir žinoti, ką kas veikia. Ir mūsų visai nedaug yra, tai aš turiu susipažinti ir noriu vis ištraukti iš komforto zonos. Šiek tiek apie save papasakoju, norėčiau gal jūs galite taip iš eilės prisistatyti tiesiog vardą ir pasakyti, kodėl jūs čia atėjot. Žinoma, mes visi čia atėjom sužinoti kažko naujo, įsikvėpti, gal gauti atsakymą į kažkokius klausimus, bet man būtų įdomesnis tas gilesnis atsakymas. Ar jūs atėjote dėl to, kad jūs jau esate nusprendę kažkaip kryptį pasirinkę, jums tiesiog trūksta įrankių tam? Ar jūs dvejojate dviejų sričių, ar jūs apskritai dar neįsivaizduojate, ką jūs norite veikti? Nes aš tai šiandien atsinešiau vieną didelį stiprų patarimą, aš jį pasakysiu vėliau, nes tai vienintelis dalykas, kurį noriu, kad atsimintumėt iš šiandienos mano pasirodymą, tai bus vienas patarimas. Bet prieš tai pasakykit, galbūt galėsiu adaptuoti, jeigu išgirsiu kažkokią dvejonę ar kažkokį norą sužinoti kažką kitą. Gal jūs visai ne to tikitės. Tai jūs galite, tai vardas ir kodėl jūs čia ir ką norėtumėt iš tai išsinešti šiandien. Aš esu Rasa. Šiaip aš jau dirbu valstybinėje sektoriuje, esu padariusi pakankamą karjerą, bet abejoju, ar tas yra man. Aš galvoju, galbūt čia galėčiau atrasti kažkokias kryptis, kurias galėčiau. Abejoti yra gerai. Aš neringa ir kaip prieš tai pasisekęs, kad žinai, dirbu keletą metų vienos srity ir dabar tiesiog galvoju pakeisti profesijos sritį ir labai linksmų prie IT, tai tiesiog atėjau pasižiūrėti kažkokiam idėjų, ką ir kaip galėčiau. Ir aš esu Fausta ir mokiausi mokykloje, norėčiau studijuoti programavimą. Ir todėl atėjau čia, kadangi galbūt tai savo pradžių mano mokyklą, tai
O kurioj tu konkursą? Aš tai siūlau jau dabar pradėti mokytis programuoti. Yra Code Academy ir labai daug kitų platformų internete, kur gali tiesiog prisiregistruoti ir ten yra pamokas. Tiesiog pabandyti sužinoti iš karto, ar tau yra. Tai aš esu Kotryna, taip pat mokysiu dar mokykloje ir taip pat mėgstu ją įdirbti, programavimą, taip pat norėčiau čia daugiau kažką. Aš esu Laura ir esu maždaug jau apsisprendus, ką aš norėčiau studijuoti. Tai būtų kažkas su IT technologijom, bet susijęs su menu, kadangi mane domina šis sritis ir tiesiog norėčiau dabar žinoti, kažkokias dalykas. Labai jauna esu Virginija, dirbu darbą visiškai nesusijusi tiesiogiai su IT sritimi, bet netiesiogiai jisai vienareikšmiškai nėra dabar darbų nesusijusių su IT sritimi. Tai aš atėjau čia tiesiog pasiklausyti, bet nieko nekeisti. Manau, išgirsti kitų nuomonės galbūt, kažką galima bent jau išmokti, o ar keisti ar nekeisti, tai yra klausimas. Larisa, baigiu studijas visiškai nesusijusiu su IT. Atėjau tiesiog pasiklausyti. Tikiuosi įdomu. Sveiki, esu Jekaterina. Aš jau esu IT specialistė, nemažai metų jau dirbu šią srityje. O čia atėjau tiesiog pasiklausyti ir pasižiūrėti, kiek iš tikrųjų merginų yra IT srityje. Tiesiog buvo įdomu. Mano vardas Roberta, baigiau Klaipėdos universitete lietuvių filologiją ir režisūrą. Tai su IT tikrai nieko bendro neturiu, bet pagalvojau, kad tai gali būti kažkas įdomaus ir naudingo, todėl apsisprendžiau. Esu Roberta, taip labai trumpai, tiesiog domiuosi šeštadienio dienų idėjų. Teisingai, geras klausimas. Esu Gražina, mano verslas susijęs su IT, neištikimai įspūdžiai dirbu. Pasiklausyti, ką galėčiau. Aš esu Marija, Labai gerai. Sveiki, aš esu Arvydas. Šiandien atėjau prieš mano lietą. Šaunuolė. Aš esu Olga. Dabar esu 11-okė, kaip agencijų, lietuvių moku kažkas technologijų. O kaip tik galvojau apie finansų informatiką, kada nesu kaip ir apsispręsti. Įdomu. Tai aš esu Emilija ir tiesiog dabar dar esu neapsisprendusi, todėl vis vaikštau įvairiausias paskaitas ir bandau rasti, kur aš noriu pasileisti. Aš esu Brigita, tiksliai nežinau, kur norėčiau studijuoti informatiką, bet neiškėlė, o mane traukia labiau biologija, bet net galimybė kažką su informatika. Sveiki visi, aš Kotryna, esu visai dar jauna moksleivė, bet manau niekada nėra per anksti planuoti savo ateitį ir mąstyti, kuo būsiu užaugusi ir mane iš tikrųjų labai žavi informacijos technologijos ir tikiuosi, kad ateityje susijęs informatikos. Šiaip aš Silvate, mokosi komedinę registraciją, bet jau žinau, kad studijuosiu IT, bet kadangi visai viskas, tai turėjau pažiūrėti kitus skaičius, ką galime. Sveiki, aš esu Monika ir dabar pasidaręs skaičiu rinktis, ką toliau studijuosiu ir kaip toliau savo gyvenimą dėsiu. Tai dar kai praeitais metais rinkausi A-lygos mokykloje, negalėjau pasirinkti informatikos ir vasarą persigalvojau, pasitikėjau ir mokiausi ir dar atėjau į VK. Ten taip pat gilinau savo žinias ir man kol kas patinka, tai ten būtų studijuoti informatiką. O šiaip tai irgi esu stengiamės, kad ten čia daug informacijos
žinočiau, kaip ir Marina sekasi. Tai labai diena, aš esu Gabrielė, mokus dar mokykloje, žinau, kad tikrai noriu studijuoti informacinės, tačiau dar nežinau, kaip jas, tai vat atėjau šitą renginį, kad sužinočiau, ką pačios merginos daro. Sveiki, aš Neringa, aš dirbu su projektu, kuriame manau, kad informacinės technologijos galėtų padėti ir tiesiog ieškau įvairiausių galimybių. Manau, galbūt išgirsiu kažką tai naujo, žinoma, kaip įdomių žmonių. Esu Veronika, šiaip dirbu architektė, bet dirbu prieš tai IT sferai, programinės įrangos padavėjai. Ir manau, kad IT sfera labai pagelbės. Tai čia jau prisistatėm, aš esu Jūga, aš esu iš iniciatyvos Moterys ir technologijos ir esu viena iš tų organizatorių šio renginio. Bet tai dirbu iki 12 metų ir, sakykime, viduje labai džiaugiuosi, kai matau tiek jaunų, gražių merginų, kurios pagalvoja, mąsto apie IT. Ir jaučiu ateina didelis palaikymas į šią sritį ir tikiuosi, kad vienas iš skubina šitam renginį, tai vienoms padės atsispręsti, o kitos gal daugiau motyvacijos būti toje srityje ir siekti karjeros aukštumų, siekti save realizuoti, būti verslus ir taip toliau. Tai tiek. Aš reikėjo su Lainas, bet šiandien čia dirbu su operatoriumi filmuojant filmuką, kurį po to sumontuosime gražiai, kad pokalbis viskas. Ir rodysim, kad visi Azijoje ir Tailande apie mus išgirstų. Labai gerai. Tai kodėl aš paklausiu šitą klausimą, tai ne tik tam, kad mes supažintumėm ir po to jūs jau vieną projektą bėgtumėt ir pabendrautumėt, bet man atrodo labai nuo anksti svarbu suprasti, kad kai jūs savo laiką kažkam skiriat, tai jūs prarandat laiką, kai jūs galėtumėt mokytis kažkur eiti, dirbti ir, žodžiu, jūs savo laiką kaip išteklį iškeičiat į kažką, jeigu jūs nusprendžiat daryti, tarkim, eiti į šitą renginį. Ir tai brangiai kainuoja ir priežastis tiesiog ateiti ir pasiklausyti yra pakankamai gera. Ta prasme, reikia skirti laiko savo, reikia skirti laiko prasiblaškyti įvairiom priežastim. Bet ką aš noriu pasakyti, kad labai svarbu yra žinoti, kad jūs patys savo suprastumėt, kodėl jūs kur einat ir kodėl jūs imatės ką daryti. Kodėl tai yra svarbu? Tai yra svarbu todėl, kad bent jau remiantis mano patirtim, tada, kai aš pradėjau siūti klientams, tai yra nuo 14 metų, aš savo hobį, kuris, aišku, per metus keičiasi, bet aš savo hobį skirdavau nuo 10 iki 18 valandų per savaitę. Tai jeigu jūs norit pasiekti įdirbį kažką srityje, jeigu jūs norit pasiekti kažkokių rezultatų, jūs akivaizdu turit skirti tam laiko, kad jūs sugebėtumėte tam skirti laiko be streso, jūs turite tiesiog suprasti, kur jūsų laikas dabar išsimėto, ką jūs veikiat, kur jūs einat, kiek jūs laiko kalbat telefonu, kur galbūt jūs galite sutaupyti laiko, kur jūs galite efektyviau jį suplanuoti ir taip toliau. Čia daug kas minėjot, kad dvejojat, ar norit eiti į IT ar kažkokią kitą sritį ir net nesvarbu, kokios tos sritis. Jeigu jūs turit dvejonių, tai pagalvokit, gal jau dabar jūs turit galimybę ištestuoti, išbandyti save toj srity. Gal jūs galite eiti savanoriauti kažkur, ar ne, po pamokų, 2 dienas per savaitę, po 2 valandas pabandyti, tiesiog susipažinti su tą sritim, pamatyti, kokie žmonės ten dirba. Gal tie, kas nori paprogramuoti išmokti. Yra Code Academy. Dabar neatsimenu ar .com ar .net, bet susigūglinkit. Nueikit į tą puslapį, ten yra nemokamos pamokos. Įsijunkit, pabandykit, pažiūrėkit, ar jūs suprantat, ar susigaudot, ar jums įdomu. Ir gal tada nekils klausimų, ar jums stoti ar nestoti. Nes labai dažnai žmonės neišbandę srities įstoja, po to nusivilia, galbūt patinka sritis, bet nepatinka žmonės, kurie toj srityje dirba ir panašiai.
Ir mano vienintelis patarimas, kuris sakiau, kad duosiu šiandien, tai 52. Metai turi 52 savaitės. Mano patarimas jums yra šiandien grįžus namo arba išėjus su draugiam kavos gerti už kampo, susirašykit 52 dalykus, kurie jums yra įdomus. Tarkim, tango, anglų kalba, Dostojevskio knygos, dar kažkas. Susirašykit sąrašą 52 dalykų, kurie jums yra įdomus ir apie kuriuos jūs norit kažką daugiau sužinoti. Ir kiekvieną savaitę imkit po vieną tą dalyką ir tą savaitę skirkit laiko paskaityti forumuose, susirasti knygų, pasikalbėti su žmonėm, kurie dirba su tango ar su anglų kalba. Susigalvokit, kaip tą savaitę galite išnaudoti, kad susirinktumėt kuo daugiau žinių apie tą dalyką, kuris jums yra įdomu. Aš jums pažadu, nepraeis net metai laiko, kai jums kils begalė idėjų, ką jūs norėtumėt su ta sritim ar su to dalyku patobulinti, padaryti, gal jūs jau turit pamatyti kažkokią klaidą ar nišą ar dar kažką. Ir kitas dalykas, kodėl ta įvairovė yra svarbu. Kai jūs pabandysit 52 ar net 20 dalykų, jūs suprasit, kad tos sritis, jas galima apjungti. Tarkim, aš studijavau mados verslą, bet dabar aš nebesiūnu, aš nieko panašaus net nedarau. Aš darau internetinį projektą su visiškai skirtingų sričių žmonėmis ir tai darau dėl to, kad aš buvau susidūrus su daugeliu dalykų. Tiesiog paliečiau labai daug temų ir aš pamačiau, kaip jos visos gali būti apjungtos į vieną. Ir teisingai viena iš merginų sakė, kad dabar apskritai nebeegzistuoja jokio darbo, kuris nebūtų susijęs su IT. Ir žmonės nebeturi 7 darbų per visą gyvenimą. Žmonės turi 7 karjeras per visą gyvenimą. Jie keičia sritis. Daktarai išeina, atsidaro restoraną, siuvėjai pradeda šokti tango ir panašiai. Ta prasme, kuo daugiau jūs dalykų dabar išbandysit ir kuo efektyviau tai padarysit, tuo greičiau pamatysit, kurios sritis ir kurie dalykai jums įdomus. Aš nerekomenduoju rinktis vieno dalyko apskritai, nes viena idėja yra labai rizikinga. Jeigu jūs turėsite sąrašą 52 dalykus, galėsite pabandyti vieną, antrą, trečią ir pamatysite, kaip savaime viskas susidėlios gyvenime. Tai mano patarimas padaryti tą sąrašą ir būtinai padarykite tai šiandien dėl to, kad statistiškai po renginio, jeigu žmogus nepadaro to, ką jis įsipareigojo, ar kokia mintis jam šovė renginio metu, kad aš noriu tai padaryti, jeigu jis nepadaro to per 24 valandas, 85% tikimybė, kad jūs to niekada nepadarysite. Tai siūlau padaryti tai dėl savęs. Tiek. Pasisakėm, kaip prisistatinėjom. Aš turiu klausimą, kada tu pirmą kartą pasidarei savo 52 dalykų sąrašą? Turbūt, kai man buvo 13. Aš nedariau 52 dalykų sąrašą, bet panašiai. Aš buvau jau 14 metų savo gyvenimą suskirčiau į kokias 4 sritis. Tai buvo 4 dalykai, kur aš nusprendžiau, kad man reikia kasdien tobulėti ir kur man reikia aktyviai ieškoti renginių, tarkim, tom temom, ieškoti pažinčių tose sritise ir panašiai. Bet kadangi, sakau, tie hobiai ir tos sritis keičiasi, tai iki dabar jų turbūt bus 52. Aš būsiu jau paragavus visko po truputį. Tiesiog aš jums siūlau sutaupyti laiko, nes tai trunka laiko. Ir ta prasme, kuo jūs greičiau padarysit visas klaidas, kokias įmanoma padaryti, tuo greičiau jūs tapsit kažkurios srities specialistai. Taip.